Sveiki, esu Dovydas Braukevičius, studijuoju automatinių sistemų mechatroniką Marijampolės profesinio rengimo centre. Kodėl Marijampolės pasirinkau, tai aišku gyvenu Marijampolėje, tai arčiausia ir greičiausia turbūt, nes šiuo metu siūlo 1,5 metų ir pasibaigė, tai turbūt toks buvo viduriukas, kur galima greitai ir kokybiškai. O kodėl pasirinkai būtent tokią profesiją studijuoti? Turbūt nuo vaikystės domino mane visa ta automatika, mechanika, visada būdavo kartu su tėčiu visus ten mašinas, tuos pačius traktorius, dviračius visus ardyti mėgau, visas ten elektroninės tas mašinėlės, būdavo man įdomiausia ne tada, kada jos veikia, tada, kada jos neveikia. Sužinot, kokia priežastis, kas atsitiko ir panašiai, tai va turbūt tas ir pastumėjo į tą automatinių sistemų mechatronikas, nes turbūt čia toksai aukso viduriukas, kur ir aišku daugiau turbūt automatikos yra, bet tų pačių ir mechanikos gauni, tai... Kuo mokymasis profesinėje mokykloje skiriasi nuo to, ko tikėjaisi? Kas nustebino, kas gal nuvylė? Nieks kaip ir nenuvylė, tas tik tai turbūt gal tas požiūris į tą profesinę, nes turbūt pasibaigus 12 klasių buvo diegiama iš mokytojų, kad tas profesinio rengimo centras, tu pabaigęs profesinio rengimo centrą, tu neįsidarbinsi, negausi tinkamų atlyginimų ir negausi tinkamos vietos darbo rinkoje, tai visada buvo skiepiama, kad reikia būtinai aukštojo mokslo ir panašiai, bet galiu tai paneigti, nes dar nesu pabaigęs studijų, o jau turiu gerą darbą, kuriuo didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent profesinio rengimo centrą. O kur dabar dirbi ir kokios tavo pagrindinės pareigos? Šiuo metu dirbu Marijampolės pienų konservuose, Vilvi Group. Tai ši įmonė yra viena didžiausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje, gamina pieno miltelius, gamina įvairius pieno produktus, kuriuos išfasuoja į konservus. Tai tenais dirbu automatikos specialistu. Ir kas tavo darbe tau labiausiai patinka? Turbūt iššūkiai. Ta rutina niekam turbūt, gal kažkam patinka, bet man nepatinka. Tai turbūt vis kažkas naujo, vis prie kažko gali naujo prisiliesti, nes tikrai yra didelį įmonį, tai yra daug ir iššūkių, ir naujovių, diegia naujoves, tai galima prie visko prisiliesti. O kokių privalumų turi profesinė mokykla lyginant su kitomis įstaigomis, kolegijomis, universitetais? Pagrindinis dalykas - praktika. Nes tu nuėjęs į darbą, tau iš karto duoda kažkokias užduotis, atėjęs iš aukštojo, tu nežinai, ką daryti, nes tu turi teoriją visą, bet tu realiai prie tų dalykų nesi prisilietęs. Mes, kadangi turim profesinio rengimo centre, turim net 2 pilnai veikiančias linijas, net tos yra, kurios yra tik tai simuliacinio tipo, čia grinai yra pilnos išpylimo mašinos, tai tikrai galima kuo puikiausiai gauti tos praktikos ir kas svarbiausia, turim visą įrangą, tą, kurią naudoja įmonės. Tai galima ne tik tai, kad tik tai programą parašyti ir tu nežinai, tiesiog ekrane pasidėlioti, kaip jinai veikia, o tu gali realiai ją išbandyti ir pasidėlioti pilnai, užtenka įrankių ir visų įrengimų, kad tu galėtum pilnai ištestuoti savo programą sukurtą. Po Marijampolės profesinio rengimo centrų tu realiai gali dirbti su įrenginiais ir aišku, įrenginiai visi skiriasi, bet tu principą supranti, kaip kas veikia, greičiau gaudaisi, nes tu tiesiog daugiau gauni praktikos. O kada stojai mokintis į profesinio rengimo centrą, vis tiek turėjai susidaręs kažkokią nuomonę, įspūdį apie profesinės mokyklas ir kai įstojai ir pradėjai mokytis, ką pamatei? Pamačiau, kiek pati mokykla investuoja į tą dalyką, ne tik tai tu atėjęs gauni vieną valdiklį ir kelias realites, su kuriuom tik tai minimaliai galėtum kažką padaryti, bet visa gausa visų valdiklių, visų įrenginių, sakau, mes net turim kelias pilnai veikiančias linijas, tai gausa tai yra didžiulė ir aišku, ir kas nors jeigu sugenda, tai visada yra pakeičiama kažkuo kitu ir nieko netrūksta, pilnai visko užtenka, net nežinau, ar reikia kažko daugiau. Šauniausias mokytojas ir dėstytojas tą, kurį atsimeni iki šiol? Oi, nežinau, čia vieną reikia išskirti, ar galiu kelis. Galima kelis. Turbūt Sakalauskas, Šoblinskas. Jis buvo, jeigu tau uždavė klausimą, tu nežinai atsakymų, tu gausi begalę dar daugiau klausimų, į kuriuos tu turėsi vis tiek bet kokiu atveju atsakyti. Tai tas toksai stumimas, atsakai ir jeigu nepilnai bandai įsistuk kažkaip, tada viskas, jau iškart daugiau klausimų. Jisai toks geras dėstytojas, nes tikrai visada padėdavo. Tas pats Šoblinskas
Glinskas visada ir gaudavosi ne tik tai, kad papasako tau, kodėl yra 2+2, bet visą aplinkui, visą esmę papasakoja. Ar studijų metu teko išvykti Lietuvoje ar užsienyje kur nors tobulinti savęs? Teko vieną savaitę, buvau išvykęs į Visaginą, į Visaginų profesinio rengimo centrą, nes yra visa automatika, viskas ten kaip ir tas pagrindinis centras mūsų, tai buvau savaitę išvykęs su visų apgyvendinimu, viskuo pasirūpinta, tai aišku ir dabar buvo prieš savaitę galimybė išvykti į Ispaniją, bet dėl savo priežasčių negalėjau išvykti. Tai profesinio rengimo centras ganėtinai daug išvykų ruošia, nes ne tik vien Lietuvoje, bet ir į užsienį. Taipogi, aišku, dėstytojai rūpinasi, kad pamatytumėm visas aišku, dažniausiai regioninės įmonės, pažiūrėti, supažindinti jau su galbūt būsimais darbdaviais, tai visur stengdavosi dalyvauti. O ką pasakytum jaunam žmogui, kuris svarsto apie profesinę mokyklą, bet bijo stereotipų? Manau, negalvoti, o pradėti, imti čia ir dabar, nes visada tik tai gali visada būsi pralaimėtojas, jeigu nieko nepradėsi daryti, o jeigu kažką darysi, visada bus gerai.